Labas vakaras. Šį vakarą keliaujame į kraštą, apaugusį tamsiais miškais ir apgaubtą rūko. Į Žemaitiją, paskutinę pagonišką žemę Europoje. 200 metų ji viena stovėjo prieš galingiausią karinę mašiną žemyne. 3 kartus buvo parduota ir nė karto neparklupdyta. Jos kariai triuškino ordiną prie saulės ir durbės. Jos knygnešiai 40 metų nešė uždraustas knygas per sieną, o jos akmenys iki šiol saugo velnių ir milžinų paslaptis. Jeigu jums patiko šis epizodas, paspauskite patinka, pasekite mūsų kanalą ir parašykite komentaruose, apie ką jūs norėtumėte išgirsti kitą kartą. Malonaus klausymo. Prieš daugelį tūkstančių metų, kai ledynai pagaliau pasitraukė iš šių kraštų, jie paliko po savęs keistą banguotą žemę, kalvas ir daubas, šimtus ežerų žvilgančių tarp miškų, kaip išbarstyti veidrodžio gabalėliai, ir akmenis. Didžiulius riedulius atneštus iš tolimosios Skandinavijos. Žemaičiai vėliau sakys, kad tuos akmenis mėtė velniai, kad kiekvienas didelis akmuo turi savo istoriją, savo vardą, savo paslaptį. Į šitą žemę žmonės atėjo pamažu. Pirmieji medžiotojai sekė šiaurės elnių bandas. Paskui atėjo tie, kurie mokėjo dirbti žemę. Ir maždaug prieš 4000 metų čia įsikūrė baltai, mūsų protėviai. Jų gyvenimas buvo paprastas. Medinės trobos ant kalvų, dūmai kylantys pro šiaudinį stogą. Moterys audžia prie ugnies, vyrai grįžta iš medžioklės per gilų sniegą. Vaikai klausosi senolių pasakojimų apie perkūną, kuris važiuoja dangumi dundančiu vežimu, apie žemės deivę žemyną, kuriai kiekvieną pavasarį aukojama pirmoji vaga, apie ugnies deivę Gabiją, kurios liepsnos negalima užpūsti, ją reikia užklot, kaip vaiką guldant miegoti. Laikas tekėjo lėtai. Kartos keitė kartas. Ir pamažu tarp Baltijos jūros ir Dubysos upės susiformavo tauta, kuri save vadino žemaičiais, žemosios žemės žmonėmis. Nors keista, jų žemė visai nebuvo žema. Ji buvo kalvota, banguota, pilna aukštumų. Bet vardas prigijo ir liko 1000 metų. Žemaičiai buvo ramūs žmonės, užsispyrę, lėti kalboje, bet tvirti darbuose. Jie mylėjo savo žemę taip, kaip myli tik tie, kurie ją dirba savo rankomis. Ir jie turėjo vieną savybę, kuri nulems visą jų istoriją. Jie niekada nepasiduodavo. Pirmaisiais amžiais po Kristaus gimimo Žemaitijos kraštas gyveno savo tylų gyvenimą. Per šias žemes ėjo gintaro kelias. Pirkliai iš tolimosios Romos imperijos siekė Baltijos pakrančių, kur bangos išplaudavo saulės akmenį – gintarą. Romėnai už jį mokėdavo auksu. Jie tikėjo, kad gintaras gydo, kad jis saugo nuo nelaimių. Romos istorikas Tacitas pirmasis aprašė šių kraštų gyventojus, aisčius žmonės, kurie renka gintarą ir garbina dievų motiną. Ilgi karavanai traukia senais miškų keliais. Prie laužų vakarai susėda pirkliai ir vietiniai. Mainai vyksta lėtai, oriai. Gintaro gabalai keliauja į pietus, o į šiaurę atkeliauja žalvario papuošalai, romėnų monetos, spalvoto stiklo karoliai. Tų laikų monetų archeologai iki šiol randa Žemaitijos piliakalniuose. Piliakalniai
Sustokime ties jais. Žemaitija – piliakalnių kraštas. Jų čia šimtai. Medvėgalis, Šatrija, Girgždūtė, Moteraitis, Sprūdė. Kiekviena kalva buvusi tvirtovė. Ant kiekvienos kadaise stovėjo medinės sienos, o už jų gyveno žmonės. Šatrijos kalnas. Vienas gražiausių ir paslaptingiausių. Vėliau žmonės pasakos, kad ant Šatrijos renkasi raganos, kad joninių naktį ten dega paslaptingos ugnys. Bet iš tikrųjų ten tiesiog gyveno žmonės. 100 metų. Kūrė ugnį, augino vaikus, laidojo senolius. O Medvėgalis – aukščiausias Žemaitijos piliakalnis. Nuo jo viršūnės matyti 10 kilometrų. Sakoma, kad giedrą dieną nuo Medvėgalio matosi 14 bažnyčių bokštų. Bet tada, senaisiais laikais, nuo jo matėsi kitkas – dūmai, signaliniai laužai. Kai priešas artėdavo, ant vieno piliakalnio užsidegdavo ugnis. Paskui ant kito, ant trečio. Ir per kelias valandas visa Žemaitija žinodavo – ateina pavojus. Nes pavojus ateis iš vakarų. Bet iki tol dar buvo laiko. Dar buvo ramybė. 1219 metai. Tais metais Žemaitijos vardas pirmą kartą įrašomas į istorijos knygas. Volynės metraštis pasakoja apie taikos sutartį tarp lietuvių kunigaikščių ir Volynės. Ir tarp pasirašiusiųjų minimi 2 žemaičių kunigaikščiai – Erdvilas ir Vykintas. Vykintas. Įsiminkite šitą vardą. Tai buvo galingas vyras. Jo pilis stovėjo Tverų apylinkėse ir jo žodis Žemaitijoje reiškė daug. O tuo metu pasaulis aplink Žemaitiją keitėsi. Vakaruose prie Baltijos jūros išsilaipino riteriai baltais apsiaustais su juodais kryžiais. Kalavijuočių ordinas Livonijoje, vėliau kryžiuočių ordinas Prūsijoje. Jie atėjo, kaip patys sakė, nešti Kristaus šviesos pagonims. Bet kartu su šviesa jie nešė kalaviją ir ugnį. Prūsų gentys krito viena po kitos. Latvių ir estų žemės buvo pajungtos. Ir tarp 2 ordino valdų, tarp Prūsijos ir Livonijos, liko siauras žemės ruožas, skiriantis juos vieną nuo kito. Tas ruožas buvo Žemaitija. Pažvelkite į žemėlapį mintyse. Ordinas valdo pajūrį pietuose. Ordinas valdo žemes šiaurėje. Ir jiems tereikia vieno – sujungti savo valdas. O tam tereikia užimti Žemaitiją. Tik tiek. Vieną nedidelį kraštą, lėtų užsispyrusių žmonių. Jie manė, kad tai užtruks kelerius metus. Tai užtruko 200 metų. Ir jiems nepavyko. 1236 metų rugsėjais popiežius paskelbė kryžiaus žygį prieš lietuvius. Ir didelė kalavijuočių ordino kariuomenė, sustiprinta piligrimų iš Vokietijos žemių, patraukė gilyn į Žemaitiją. Jie degino kaimus, grobė turtą ir jautėsi nenugalimi. Bet grįžtant atgal. Rugsėjo 22. Prie upelio, pelkėtoje vietovėje, kurią metraščiai vadina Saulė, jų laukė žemaičiai. Tas rytas. Rūkas kyla nuo pelkių. Sunkieji riterių žirgai klimsta minkštoje žemėje. Šarvai, kurie atvirame lauke daro riterį nenugalimą, čia, tarp kemsynų ir krūmų, tampa spąstais. Ir iš miško, tyliai,
pasirodo žemaičių kariai. Lengvi, greiti, pažįstantys kiekvieną taką. Vadovavo jiems, kaip manoma, tas pats Vykintas. Mūšis buvo trumpas ir lemtingas. Žuvo ordino magistras Volkvinas. Žuvo beveik 50 riterių ir daugybė karių. Kalavijuočių ordinas po šio pralaimėjimo nebeatsigavo. Jo likučiai buvo prijungti prie kryžiuočių ordino. O ta diena. Rugsėjo 22. Po daugelio šimtmečių taps baltų vienybės diena. Nes prie saulės kartu kovėsi žemaičiai ir žiemgaliai, broliškos baltų gentys. Bet tai buvo tik pradžia. Tik pirmoji ilgo karo diena. Tuo metu rytuose kilo nauja jėga. Kunigaikštis Mindaugas vienijo lietuvių žemes į vieną valstybę. Jis buvo protingas, kietas, negailestingas politikas. Ir jo kelias į valdžią ėjo per konfliktą su žemaičių kunigaikščiais. Vykintas, žemaičių vadas, buvo tarp Mindaugo priešų. Vidaus karas draskė kraštą. Ir Mindaugas, spaudžiamas iš visų pusių, padarė ėjimą, kurio žemaičiai jam ilgai neatleis. 1251 metais jis apsikrikštijo, o 1253 metų vasarą buvo karūnuotas Lietuvos karaliumi. Pirmuoju ir vieninteliu karūnuotu Lietuvos karaliumi istorijoje. Bet už karūną reikėjo mokėti. Ir Mindaugas sumokėjo. Žemaitija. Dokumentuose jis užrašė ordinui dalį žemaičių žemių. Popieriuje Žemaitija tapo ordino nuosavybė. Tik štai niekas nepaklausė pačių žemaičių. O žemaičiai pasakė ne. Ramiai, žemaitiškai, užsispyrusiai. Ne. Jokie pergamentai, jokie antspaudai, jokie karalių parašai nepavers jų ordino tarnais. Ir jie toliau kovėsi. Vieni, be Mindaugo pagalbos, prieš galingiausią karinę mašiną Europoje. Tai buvo paprasti ūkininkai. Žmonės, kurie pavasarį aria žemę, vasarą pjauna šieną, o kai ateina žinia apie priešą, ima ietį ir kalaviją ir eina ginti savo kaimo. Jokios samdytos kariuomenės, jokių akmeninių pilių, tik medinės tvirtovės ant piliakalnių, tik miškai ir pelkės, ir begalinis užsispyrimas. Ir netrukus tas užsispyrimas atneš didžiausią jų pergalę. 1260 metų Liepos 13 diena. Įsiminkite šią datą. Tai viena didžiausių pergalių visoje baltų istorijoje. Ta vasara ordinas surengė didžiulį žygį. Jungtinės kryžiuočių ir Livonijos ordino pajėgos, riteriai iš Vokietijos, Danijos, Švedijos, pajungti prūsai ir kuršiai jų gretose. Didžiulė kariuomenė traukė per Kuršą, ketindama galutinai sutriuškinti žemaičius. Bet žemaičiai jų nelaukė savo namuose. Jie patys išėjo priešui priešais. 4000 karių, vedami, kaip manoma, kunigaikščio Treniotos. Prie Durbės ežero, dabartinėje Latvijoje, kariuomenės susitiko. Ir tada įvyko kažkas netikėto. Kuršiai priversti kariauti ordino pusėje prieš savo brolius baltus, mūšio pradžioje pasitraukė. O kai kurie atsuko ginklus prieš pačius riterius. Ordino gretos susvyravo ir žemaičiai smogė. Tai buvo triuškinantis smūgis.
žuvo Livonijos ordino magistras Burchardas von Hornhausenas. Žuvo Prūsijos maršalas. 150 riterių. 1000 karių. Tai buvo didžiausias ordino pralaimėjimas per visą jo istoriją Pabaltyje. Ir žinia apie Durbę nuskriejo per visas pavergtas žemes, kaip ugnis per sausą žolę. Sukilo prūsai. Prasidėjo didysis prūsų sukilimas, trukęs 14 metų. Sukilo kuršiai, žiemgaliai. Visas Pabaltijys pakilo prieš ordiną. O Mindaugas suprato, kad žemaičiai apgynė ne tik save, jie apgynė ir jo valstybę. Jis nutraukė taiką su ordinu. Ir Žemaitija vėl buvo kartu su Lietuva. O tą tolimą Liepos vakarą viskas nutilo. Ir virš Durbės vandenų lėtai leidusi saulė. Bet ordinas nepasitraukė. Jis buvo turtingas. Į jį plaukė riteriai iš visos Europos. Kryžiaus žygis prieš paskutiniuosius Europos pagonis buvo laikomas garbės reikalu. Prancūzų grafai, anglų lordai, vokiečių kunigaikščiai visi norėjo pamedžioti pagonių žemėse. Ir prasidėjo tai, ką istorikai vadina mažuoju karu. Metai po metų, dešimtmetis po dešimtmečio, ordino žygiai į Žemaitiją, žemaičių žygiai į Prūsiją, deginami kaimai, varomi belaisviai, ir vėl atstatomi kaimai, ir vėl ariama žemė. Tokia buvo tų žmonių kasdienybė. 100 metų, 200 metų. Kiekviena karta žinojo, kad karas gali ateiti bet kurią vasarą. Ir vis dėlto jie gyveno. Šventi vestuves, krikštijo vaikus pagal senasias apeigas, dainavo dainas, ilgas, lėtas, gilias dainas, kuriuose skambėjo ir liūdesys, ir stiprybė. Žemaičių pilys tapo legendomis. Medinės tvirtovės, kurios atlaikydavo apgultis. Pilėnai, Punia, Veliuona, Kolainiai. O labiausiai Kaunas ir žemaičių pilių linija palei Nemuną, sauganti kelią į Lietuvos gilumą. Lietuvos didieji kunigaikščiai. Gediminas, paskui jo sūnūs Algirdas ir Kęstutis suprato, ką reiškia Žemaitija. Kęstutis, valdęs vakarinės Lietuvos žemes, buvo tikras žemaičių globėjas. Jie mylėjo jį. Jis kalbėjo jų kalba, laikėsi senųjų papročių ir kartu su jais stovėjo prieš ordiną. Bet laikai keitėsi. Po Kęstučio mirties valdžią perėmė jo sūnus Vytautas ir Algirdo sūnus Jogaila. 2 pusbroliai, 2 galingi vyrai, kurių tarpusavio kova nekartą sudrebins visą kraštą. Ir Žemaitija jų kovose taps derybų moneta. 1382 metai. 1384 metai. 1398 metai. 1404 metai. Šiais metais Žemaitija buvo raštu perleidžiama ordinui. Jogaila ją atidavė, siekdamas ordino paramos kovoje su Vytautu. Paskui Vytautas ją atidavė, siekdamas ordino paramos kovoje su Jogaila. Paskui vėl ir vėl. Pergamentas kantrus. Jis viską iškenčia. Bet žmonės ne pergamentas. 1398 metais po Salyno sutarties ordinas pagaliau atėjo valdyti savo teisėtai gautų žemių. Jie statė pilis,
skirstė mokesčius, ėmė įkaitais žemaičių bajorų vaikus. O žemaičiai žiūrėjo į tai savo lėtu, sunkiu žvilgsniu ir laukė. 1401 metais jie sukilo pirmą kartą. Vytautas, tuo metu jau susitaikęs su Jogaila, slapta jiems padėjo. Sukilimas buvo numalšintas. Bet žemaičiai nenurimo. 1409 metų pavasarį jie sukilo vėl. Ir šį kartą tai buvo kibirkštis uždegusi didįjį gaisrą. Vytautas atvirai parėmė sukilėlius. Ordinas paskelbė karą. Ir Europa suprato, artėja didysis susirėmimas. Yra išlikęs nuostabus dokumentas iš tų laikų. 1416 metais žemaičių atstovai Konstanco bažnytinėme susirinkime perskaitė skundą visai krikščioniškai Europai. Ir jame buvo žodžiai, kurie skamba per amžius. Jie sakė, kad ordinas atėjo pas juos ne su meile, o su kalaviju. Kad krikščionybės jie neatsisako, bet nori būti krikštijami su meile, o ne krauju. Tai buvo viena pirmųjų kalbų Europos istorijoje apie tautos teisę pačiai spręsti savo likimą. Bet iki Konstanco dar reikėjo laimėti karą. 1410 metų Liepos 15 diena. Diena, kurią žino kiekvienas lietuvis. Žalgirio mūšis. Laukai tarp Grunvaldo ir Tannenbergo kaimų. Iš vienos pusės visa ordino galybė, apie 27 000 karių, geriausi Europos riteriai, patrankos, didysis magistras Ulrichas von Jungingenas baltame apsiauste. Iš kitos pusės jungtinė Lenkijos ir Lietuvos kariuomenė, Jogaila ir Vytautas, Lenkų vėliavos, lietuvių vėliavos, rusėnų pulkai, totorių raiteliai, apie 39 000 karių. Ir tarp lietuvių pulkų žemaičiai. Vyrai, kurių tėvai ir seneliai 200 metų kovėsi su tais pačiais baltais apsiaustais. Jiems tai buvo ne politika. Jiems tai buvo atsiskaitimas už viską. Mūšis truko visą dieną. Kaitri Liepos saulė. Dulkės. 1000 žirgų kanopų dundesys. Vytautas, sakoma, tą dieną pakeitė 3 žirgus. Jis buvo visur, kur sunkiausia. Ir vakare viskas baigėsi. Ordino kariuomenė buvo sutriuškinta. Žuvo didysis magistras. Žuvo beveik visa ordino vadovybė. 100 riterių. 200 metų trukusi ordino galybė palūžo per vieną dieną. O 1411 metais Toronės taika grąžino Žemaitiją Lietuvai. Kol kas tik iki Vytauto ir Jogailos gyvos galvos. Bet Vytautas nesustojo. Jis derėjosi, bylinėjosi Europos teismuose, spaudė. Ir 1422 metais Melno taika Žemaitija galutinai, amžiams, buvo pripažinta Lietuvai. 200 metų karo baigėsi. Žemaitija liko žemaičiams. Mūšių dundesys tolo. Atėjo taikos metas. 1413 metų ruduo. Vytautas ir Jogaila atvyko į Žemaitiją. Bet šį kartą nekariauti. Jie atvežė kunigus. Žemaitija buvo paskutinis pagoniškas kraštas Europoje. Čia dar degė šventosios ugnys. Čia dar buvo garbinamos šventos giraitės, kurių medžio nevalia kirsti,
šventi akmenys, žalčiai gyvenantis po namų slenkščiais, kaip namų dvasios. Ir štai dabar patys valdovai važinėjo po kraštą ir aiškino žmonėms naują tikėjimą. Jogaila sakoma, pats vertėjavo, juk kunigai lenkai žemaitiškai nemokėjo. Buvo užgesintos amžinosios ugnys, iškirstos kai kurios šventosios giraitės. Žmonės į tai žiūrėjo sunkiai. Metraštininkai užrašė, kaip žemaičiai raudojo, matydami kertamus šventuosius medžius. Bet Vytautas buvo išmintingas. Jis neskubino. 1417 metais buvo įkurta Žemaičių vyskupija su centru Medininkuose, dabartiniuose Varniuose. Pastatyta katedra, paskirtas pirmasis vyskupas Motiejus, žemaičių kilmės, kalbėjęs žmonių kalba. O žmonės. Žmonės padarė taip, Kaip visada darė žemaičiai. Jie priėmė tai, kas nauja, bet neišmetė to, kas sena. Dar šimtmečius Žemaitijos kaimuose Perkūnas gyveno šalia šventųjų. Laumės skalbdavo prie upelių, o ant kryžkelių stovėjo mediniai stogastulpiai ir koplytstulpiai. Nuostabus senojo ir naujojo tikėjimo mišinys. Rūpintojėlis, susimastęs, pavargęs Kristus, parimęs ranką ant kelio, tapo tikru žemaičių dievu, tokiu pat lietu, kantriu ir susimaščiusiu, kaip jie patys. Ir Žemaitija tapo kryžių ir koplytėlių žeme. Kiekviename kaime, prie kiekvieno kelio, mediniai dievukai išdrožti kaimo meistrų, saugantys keleivius ir laukus. Prasidėjo ramesni amžiai. Žemaitija Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje užėmė ypatingą vietą. Ji vadinosi Žemaičių seniūnija, bet oficialiuose dokumentuose ją tituluodavo kunigaikštyste. Ir ji turėjo tokias privilegijas, kokių neturėjo joks kitas kraštas. Žemaičiai patys rinkdavosi savo seniūną. Jie patys tvarkė savo teismus. Didysis kunigaikštis negalėjo skirti jiems valdininko be jų sutikimo. Tai buvo tarsi valstybė valstybėje. Autonomija, kurią žemaičiai išsikovojo savo krauju ir savo užsispyrimu, ir kurios jie laikėsi įsikibę 400 metų. Kazimieras Jogailaitis 1441 metais patvirtino šias privilegijas. Ir kiekvienas naujas valdovas turėdavo jas patvirtinti iš naujo. Žemaičiai atidžiai sekdavo, kad ne viena raidė nebūtų pakeista, o gyvenimas tekėjo lėtai. Žemaitijos dvaras 17 amžiuje, medinis dvaro namas su gonkomis, aplink liepų alėja, svirnai, klėtys, tvartai. Toliau kaimas. Pilkos trobos šiaudiniais stogais, dūmai virš kaminų. Rytas prasideda anksti. Gaidžiai gieda, girgžda šulinio svirtis. Moteris eina melžti karvių, vyrai kinko arklius. Laukuose banguoja rugiai. Vasaros pabaigoje visas kaimas išeina į talką, pjauti javų. Ir skamba dainos. Ilgos žemaitiškos dainos, kurios tęsiasi ir tęsiasi kaip pati vasaros diena. O žiemą gyvenimas persikelia į vidų. Prie krosnies verpia moterys, vyrai taiso pakinktus, drožia šaukštus, vyža spina. Ir kas nors pasakoja apie laumes, kurios naktimis skalbia prie upės, apie aitvarą, kuris turtingam ūkininkui neša grūdus per kaminą,
apie velnę, kuris naktį mėgsta pasiversti ponaičiu ir kviesti merginas šokti, apie milžinus, kurie supylė piliakalnius savo saujomis. Vaikai klausosi išsigandę ir laimingi. Už lango kaukia vėjas, o troboje šilta, kvepia duona ir džiovintomis žolelėmis. Toks buvo žemaičių pasaulis. Lėtas, tvirtas, savas. 16 amžius atnešė į Europą didžiąją tikėjimo audrą – reformaciją. Ir ji pasiekė Žemaitiją. Daug didikų perėjo į protestantizmą. Kėdainiuose, Biržuose kūrėsi reformatų centrai. Ir kaip tik ta tikėjimų kova padarė Žemaitijai netikėtą dovaną – knygas gimtąja kalba. 1547 metais Karaliaučiuje išėjo pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo katekizmas. O Mažvydas, kaip manoma, buvo kilęs iš Žemaitijos. Pirmoji knyga, pirmieji spausdinti lietuviški žodžiai: broliai seserys, imkit mane ir skaitykit. Tai buvo kreipimasis į paprastus žmonės, kvietimas skaityti savo kalbą. Katalikų bažnyčia atsakė savo knygomis. Mikalojus Daukša, medininkų kanauninkas, 1599 metais išleido postilę, o jos prakalboje parašė ugningus žodžius apie gimtosios kalbos vertę, apie tai, kad kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas. 17 amžiuje Žemaitiją valdė galingi vyskupai. Merkelis Giedraitis, kuris rėmė Daukšą. Vėliau Jurgis Tiškevičius, įkūręs Žemaičių kalvariją, šventąją vietą, į kurią iki šiol kasmet plaukia tūkstančiai maldininkų. Žemaičių kalvarija. Kalvos apjuostos koplyčių žiedu. 19 koplyčių žyminčių Kristaus kančios kelią. Ir Liepos pradžioje didieji atlaidai. Minios žmonių eina nuo koplyčios prie koplyčios, gieda kalnų giesmes, senovinės, ilgas, banguojančias giesmes, kurias žemaičiai gieda ypatingai, lėtai, galingai, visa krūtine. Tos giesmės skamba iki šiol. 400 metų. Tie patys žodžiai, tos pačios melodijos. Bet ramybė nebuvo amžina. 17 amžiuje per kraštą ritosi karai su Švedija. Tvanas, taip vadino tuos laikus. Švedų kariuomenės niokojo dvarus ir bažnyčias. Paskui atėjo maras. Didysis maras 18 amžiaus pradžioje išnaikino ištisus kaimus. Buvo kaimų, kur liko po vieną gyvą žmogų. Bet žemaičiai, jūs jau žinote, ką darė žemaičiai. Jie palaidojo mirusius, persižegnojo ir vėl išėjo arti savo laukų. Sunkus laikai praeina, žemė lieka. Prieš keliaudami toliau, sustokime valandėlį ir pasiklausykime, ką pasakoja pati žemė. Nes Žemaitija – legendų kraštas. Čia kiekvienas ežeras, kiekvienas akmuo, kiekviena kalva turi savo istoriją. Sakoma, kad ežerai Žemaitijoje kadaise skraidė. Taip, skraidė. Ežeras pakildavo kaip tamsus debesis ir skrisdavo ieškoti savo vietos. Ir kabodavo virš laukų tol, kol kas nors atspėdavo jo vardą. Tada jis nusileisdavo amžiams. Taip, pasakojama, nusileido plateliai, lūkstas, sartai. Tamsus vandens debesis virš laukų ir sena moteriškė pažvelgusi į dangų tarė: okei, tai platelė. Ir vanduo lėtai, tyliai
leidžiasi į daubą tarp kalvų. O Luksto ežeras – vienintelis Lietuvoje, kurio bangos išplauna gintarą. Sakoma, tai ašaros, senų senovės ašaros, sustingusios amžiams. O akmenys, didieji Žemaitijos akmenys. Barstyčių akmuo, didžiausias visoje Lietuvoje. Puokės akmuo, velnio pėdos akmenys. Beveik apie kiekvieną pasakojama tas pats. Nešė velnias akmenį, norėdamas užversti bažnyčios duris ar užtvenkti upę. Bet pragydo gaidys ir velnias išmetė akmenį laukuose. Tiek tų akmenų Žemaitijoje. Matyt, labai užimti buvo velniai ir labai budrūs gaidžiai. Miškuose gyveno laumės, gražios ilgaplaukės būtybės, kurios naktimis skalbdavo prie upelių ir kuldavo savo skalbinius taip, kad per kaimus eidavo aidas. Jos galėjo apdovanoti gerą žmogų, suverpdavo per naktį visus linus, bet galėjo ir nubausti gobšuolį. Vaikams sakydavo, neik temstant prie upės, laumės pasigaus. O namuose, po slenksčiu, gyveno žaltys, šventas namų globėjas. Jam moterys pastatydavo lėkštelę pieno. Ir dar ilgai po krikšto Žemaičių namuose žalčio niekas nedrįsdavo nuskriausti, nes su juo išeitų ir namų laimė. Tokia buvo Žemaičių pasaulėjauta. Pasaulis gyvas, medis gyvas, akmuo gyvas, ugnis gyva. Su visais reikia gražiai sutarti, visus gerbti. Gal todėl Žemaičiai tokie ramūs? Sunku skubėti pasaulyje, kuriame net akmenys turi vardus. Ir dar viena šio krašto dvasios dalis – duona ir stalas. Žemaičių vaišingumas šventas dalykas. Svečias peržengęs slenkstį būdavo sodinamas už stalo, kad ir kas jis būtų. Ant stalo ruginė duona, sviestas, kastinys, garsusis Žemaičių valgis iš grietinės suktas medinių šaukštų dubenyje su karštomis bulvėmis, šiupinys, rūkyti lašiniai ir lėtas ramus pokalbis apie orą, apie derlių, apie gyvenimą. Šilta troba, duonos kvapas ir tylus šeimininkų gerumas. 1795 metai. Lietuvos didžioji kunigaikštystė, gyvavusi 500 metų, nustojo egzistuoti. Trečiasis abiejų tautų respublikos padalijimas atidavė Lietuvą Rusijos imperijai. Ir Žemaitija tapo tolimu carų imperijos pakraščiu. Iš pradžių gyvenimas mažai keitėsi. Dvarai liko dvarais, kaimai kaimais, bet pamažu imperijos ranka spaudė vis stipriau. 1831 metais kraštas sukilo. Žemaitija buvo viena aktyviausių sukilimo žemių. Raseiniai, Telšiai, sukilėlių centrai. Net moterys ėmė ginklus. Garsioji Emilija Pliaterytė kovėsi būtent šiuose kraštuose. Sukilimas buvo numalšintas. Prasidėjo represijos. Uždarytas Vilniaus universitetas. 1863 metais. Vėl sukilimas. Ir vėl Žemaitija liepsnojo. Kunigas Antanas Mackevičius vedė valstiečių būrius. Sukilimas buvo paskandintas kraujyje. Šimtai pakartų. Tūkstančiai ištremti į Sibirą. Ir tada caro valdžia smogė smūgį, kuris turėjo sunaikinti pačią tautos sielą.
1864 metais buvo uždrausta lietuviška spauda lotyniškomis raidėmis. 40 metų. Jokių lietuviškų knygų. www. Jokių laikraščių. Jokių maldaknygių. Tauta turėjo pamiršti savo raštą ir ištirpti imperijoje. Bet caro valdininkai nepažinojo žemaičių. Motiejus Valančius. Jei Žemaitija turėtų išsirinkti vieną žmogų, kuris įkūnija jos dvasią, tai būtų jis. Valstiečio sūnus iš Nasrėnų kaimo, tapęs žemaičių vyskupu, rašytoju ir tyliuoju tautos generolu. Dar prieš spaudos draudimą jis padarė stebuklą. Jis įkūrė blaivybės brolijas ir per 4 metus didžioji dalis Žemaitijos, 100 000 žmonių, savo norų atsisakė degtinės. Smuklės tuštėjo, karčiamų savininkai bankrutavo. Tokio masto blaivybės sąjūdžio Europa dar nebuvo mačiusi. Tai buvo tyli revoliucija. Tauta pati pakėlė save iš skurdo ir tamsos. Valančius rašė knygeles paprastiems žmonėms. Palangos Juzė – linksmas pasakojimas apie keliaujantį siuvėją. Vaikų knygelė – pamokymai, gyvenimo išmintis, paprasta, sodria žemaičių kalba. O kakatėjo spaudos draudimas, senasis vyskupas pradėjo slaptą karą. Jis organizavo knygų spausdinimą Prūsijoje, Tilžėje ir slaptą jų gabenimą per sieną. Taip gimė knygnešiai. Tamsi naktis prie Prūsijos sienos. Šlapdriba. Per mišką tyliai eina žmogus. Ant pečių maišas pilnas knygų. Priekyje siena, kurią saugo ginkluoti sargybiniai. Už knygų nešimą kalėjimas. Tremtis į Sibirą, o kartais ir sargybinio kulka. Bet jis eina. Kaimo žmogus, dažnai vos raštingas, neša knygas. Nes kunigas sakė, nes motina prašė maldaknygės, nes vaikai turi išmokti lietuviškai skaityti. 40 metų. Ištisus 40 metų. Tūkstančiai knygnešių nešė knygas per sieną. Motiejus Valančius mirė 1875 metais, nesulaukęs pergalės. Bet jo sukurtas tinklas veikė toliau, o kaimuose veikė slaptos mokyklos. Daraktoriai, kaimo mokytojai, mokė vaikus skaityti iš maldaknygių. Motina prie ratelio, verpia ir moko vaiką raidžių. Jei pasirodo žandaras, knygelė greitai dingsta po verpalais. Yra toks garsus paveikslas – vargo mokykla. Motina, ratelis, vaikas su knyga. Tai tų laikų Žemaitija ir visa Lietuva. Ir 1904 metais imperija pasidavė. Spaudos draudimas buvo panaikintas. Caras pralaimėjo karą prieš kaimo moteris su rateliais ir vyrus su knygų maišais. Tauta išsaugojo savo raštą, savo kalbą, savo sielą. Tamsiausia naktis visada baigėsi aušra. 20 amžius atėjo su viltimi. Tautinis atgimimas brendo. Jau skambėjo Maironio eilės. O Maironis, didysis tautos dainius, buvo žemaitis, gimęs Pasandravyje prie Raseinių. Jo posmai apie Lietuvos senovę, apie Dubysos pakrantės, apie tėvynės grožį tapo dainomis, kurias dainavo visa tauta. Ir 1918 m. vasario 16 d.
Vilniuje buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Po 123 metų nelaisvės Lietuva vėl buvo laisva. Žemaitijai prasidėjo naujas gyvenimas. Telšiai tapo tikrąją Žemaitijos sostinę. Ten įsikūrė vyskupija, kunigų seminarija, muziejus Alka, veikė garsioji Plungės, o rietavę dar XIX amžiuje kunigaikščiai Oginskiai buvo įžiebę pirmąją elektros lemputę Lietuvoje ir įkūrę muzikos mokyklą, kurioje mokėsi pats Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Kaimuose kūrėsi mokyklos, jaunimo draugijos, šauliai, pavasarininkai. Žemė buvo dalijama savanoriams gynusiems nepriklausomybę. Statėsi nauji ūkiai. Kretingoje, Telšiuose, Tauragėje augo miestai. Tai buvo trumpas, bet šviesus laikas. 2 dešimtmečiai laisvės. Žmonės dar nežinojo, kokia audra artėja. 1940 metai atnešė okupaciją, paskui karą, paskui vėl okupacija. Apie tuos laikus sunku kalbėti ramiai, todėl pasakysiu tyliai ir trumpai. Žemaitija patyrė viską, ką patyrė Lietuva. Tremtis, kai ištisos šeimos buvo išvežamos į Sibirą. Karo baisumus, nusinešusius tūkstančius gyvybių. Ir ilgą, tylų sovietmetį. Bet ir tada žemaičiai liko žemaičiais. Miškuose beveik dešimtmetį laikėsi partizanai. Žemaičių apygarda. Vyrai, kurie pasirinko mišką vietoj nelaisvės. Jų atminimas iki šiol gyvas kiekviename Žemaitijos miestelyje. O kaimuose žmonės tyliai saugojo tai, kas svarbiausia. Slapta šventė Kalėdas ir Velykas. Vaikščiojo į žemaičių kalvarijos atlaidus, nors valdžia ir draudė. Giedojo senasias giesmes, kalbėjo žemaitiškai ir mokė vaikus atsiminti, kas jie yra. Buvo ir tylių stebuklų. Salantų apylinkėse ūkininkas Vilius Orvidas, akmentašys ir vienuolis, sovietmečiu savo sodyboje pradėjo rinkti akmenis ir medžio skulptūras. Kryžius, kuriuos valdžia liepdavo naikinti, jis parsiveždavo ir statydavo pas save. Ir išaugo keistas, stebuklingas sodas muziejus. Tylus pasipriešinimas, sukrautas iš akmenų. Nes akmuo – žemaičio ginklas ir žemaičio malda. Kantrus, sunkus, amžinas. 1988 metai. Sąjūdis. Per Lietuvą nuvilnijo laisvės banga. Mitingai. Trispalvės keliamos po 50 metų. Ašaros žmonių akise, giedant tautišką giesmę. 1989 metų rugpjūčio 23 įvyko Baltijos kelias. 2 milijonai žmonių susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino. Gyva grandinė per 3 valstybės. Ir ta grandinė ėjo ir per Žemaitiją, per jos kelius ir laukus. Seneliai ir vaikai stovintys petys į petį. 1990 metų kovo 11 Lietuva paskelbė atkurianti nepriklausomybę. O Žemaitija? Žemaitija šventė savaip. 1413 kūjų krikšto atminimui. Senųjų privilegijų atminimui. Žemaičiai vis garsiau ėmė kalbėti apie savo išskirtinumą. Atgijo žemaičių kalba. Kalbininkai iki šiol ginčijasi, tarmėtai ar atskira kalba, bet patys žemaičiai neabejoja.
Raukojantys žemaitišką, kalbantys žemaitiškai. Jie didžiuojasi kiekvienu savo žodžiu. Atsirado žemaitiškos knygos, laikraščiai, dainos. Ant automobilių lipdukai su Žemaitijos meška, nes Žemaitijos herbas juoda meška raudoname lauke. Sena, ori, stipri meška. Koks dar ženklas galėtų geriau tikti šitam kraštui? O 2019 metais Lietuva šventė Žemaitijos metus. 800 metų sukaktį nuo tos dienos, kai Žemaitijos vardas pirmą kartą buvo įrašytas istorijos šaltiniuose. 800 metų rašytinės istorijos ir 1000 metų gyvenimo šioje žemėje. Mūsų kelionė baigėsi. 1000 metų praėjo pro mus šį vakarą. Gintaro pirkliai ir piliakalnių sargybiniai. Saulės ir durbės pergalės. 200 metų karo su ordinu. Žalgirio laukai. Paskutinis Europos krikštas. Seniūnijos amžiai. Knygnešių naktys. Ir laisvės rytas. Ir per visus tuos amžius tie patys žmonės. Lėti, bet tvirti. Tylūs, bet nepalaužiami. Žmonės, kurie 3 kartus buvo parduoti ir nė karto neparklupdyti. Žmonės, kurie moka laukti ir moka išlikti. Sakoma, kad žemaitį galima įtikinti, bet negalima priversti. Kad jo ne sveria daugiau nei kitų priesaikos. Ir kad jei žemaitis pasakė, padarys. Tik nereikia jo skubinti.